Aš esu Rita. Atsiprašau, pradėjau recording padaryti ir gali tęsti. Gerai, aš esu Rita, iš Šiaulių Europe Direct centro vadovė. Ir šiandien turim renginį iš ciklo Ką tavo labui daro Europa, kurį organizuoja visi 10 Europe Direct centrų Lietuvoje, taip pat organizuoja ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje bei Europarlamento biuras Lietuvoje. Tai yra trečias renginys, kuris yra skirtas būtent Europarlamento rinkimams, kurie įvyks kitų metų birželio mėnesį. Tai šiandien 45 minutės klausysim, diskutuosim patys apie rinkimus, apie jų reikšmę piliečiams, taip pat apie pačią demokratiją, jos postūmius. Ir tikimės visi, kad būtent šis susitikimas padės jau ir esamiems ir būsimiems rinkėjams susidaryti teisingą platesnį vaizdą apie rinkimus, suvokti apie jų svarbą ir panašiai. Tai tikrai kviečiu visus diskutuoti, klausti, naudotis progą ir šiandien mielai sutiko su mumis padiskutuoti Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje, ambasadorius, pasidalinti savo mintimis, įžvalgomis gerbiamas Arnoldas Pranckevičius. Tai jam ir suteikiu žodį. Prašau, Arnoldai. Ačiū labai ir labas rytas visiems. Labai malonu jungtis nuotoliu su Šiaulių gimnazistais ir aišku ir kitais gimnazistais iš kitų Lietuvos miestų ir siūsti geriausius linkėjimus iš Briuselio, kur šiuo metu vyksta vystomojo bendradarbiavimo taryba ir kaip tik pabėgau nuo tos tarybos stalo, kad pabendrauti su jumis ir grįšiu atgal į kambarį, kur diskutuojame apie Ukrainos atstatymą, apie humanitarinę pagalbą Palestinai, taip pat ir dėl bendradarbiavimo su Afrika. Tai šiame pastate kiekvieną dieną vyksta labai daug susitikimų, labai daug aktualių klausimų ir Briuselio gyvenimas nestoja nei dieną. Ir dėl to labai smagu šiandien padiskutuoti su jumis plačiau ir šiek tiek galbūt pažvelgti iš distancijos ir į ten, kur mes esame šiuo metu su Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir galbūt pakalbėti apie ateitį, ypatingai būtent apie kitąmet vyksiančius Europos parlamento rinkimus ir perspektyvą dėl Europos Sąjungos. Ir manau, po mano įžangos būtų smagu ar ne padiskutuoti ir gauti šiek tiek ir jūsų įžvalgų ir klausimų. Tas stengsiuosi save kiek įmanoma disciplinuoti. Na ir pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų jau kitąmet, ar ne, mes švęsime 20 metų narystės Europos Sąjungoje jubiliejų. Tai yra jau labai solidus amžius, žmogaus gyvenime taip pat, tačiau ir valstybės, ir kiek bežiūrėsi iš visų pusių, tai yra sėkmės istorija. Lietuva, kuri sugebėjo ne tik transformuoti save ir Europos Sąjungos narystės dėka tikrai patirti didelę transformaciją, tačiau yra ir įkvėpimas daugeliu šalių, ypatingai dabar rytuose, kur mūsų reformų kelias, mūsų laisvės kelias, mūsų sugebėjimas tapti iš tikrųjų funkcionuojančią rinkos ekonomiką ir dinamišką demokratiją yra pavyzdys ir žmonėms Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvele ir kitur. Na ir ekonomiškai, aišku, mes pakilome nuo 48% prieš plėtrą iki jau beveik 100% Europos Sąjungos vidurkio vos per 20 metų. Ir dažnai aš galvoju, kad labai tinka šūkis mums, kad mūsų laikas yra dabar. Nėra turbūt buvę Lietuvos istorijos laikotarpyje, tūkstantmetėje istorijoje, tokio laikotarpio, kuris būtų toks palankus ir pozityvus Lietuvai. Ir kur mes turėtume tiek daug draugų, tiek daug sąjungininkų ir kai mes turėtume savo laisvę, nepriklausomybę ir suverenitetą. Bet Lietuvos istorijoje labai dažnai mūsų likimas dėja priklausydavo ne tik tai nuo mūsų pastangų, nuo mūsų pačių kantrybės, įžvalgų, kūrybiškumo, bet labai dažnai nuo išorės veiksnių, ar ne, kurie dažnai mus apspręsdavo ir dėja labai neigiamai paveikdavo mūsų perspektyvas. Tai todėl ir šiandien, žiūrint į tą globalų paveikslą ir geopolitinį paveikslą, labai neramų globalų orą, vėlgi mūsų saugumas, mūsų išlikimas tiesiogiai susijęs su Europos Sąjungos išlikimu
tiesiogiai susijęs su NATO išlikimu ir, sakyčiau, tiesiogiai susijęs su tarptautinės sistemos išlikimu, tarptautinėmis taisyklėmis, žmogaus teisėmis, demokratija, teisės viršenybė grįsto pasaulio išlikimu. Ir dėl to, aišku, mums labai svarbu kalbėti, kas yra šiuo metu Europos Sąjungoje, kokia jos perspektyva, nes, kaip minėjau, tai yra priklausoma, tai priklauso ir nuo to priklauso ir mūsų pačių ateitis. Tai žiūrint Europos Sąjungą, žinoma, jinai yra labai be galo jaunas tarptautinis kūrinys. Tik 66 metai nuo Romos sutarties laikų, 66 metai yra daug žmogaus gyvenime, tačiau labai mažai istorijos kontekste. Bet per tą laikotarpį Europos Sąjunga sugebėjo padaryti be galo daug. Ne tik tai, ar ne, sukurti bendrą valiutą, bendrą judėjimą erdvę, Schengeną, bet iš esmės įgyvendinti ne tik ekonominę, bet ir politinę sąjungą. Ir čia aš dažnai prisimenu Žaną Monė, kuris buvo vienas iš be jokios abejonės Europos Sąjungos įkūrėjų, ir labai teisingai buvo pasakęs, kad Europos Sąjunga gimsta krizėse, kad kiekviena krizė padeda Europos Sąjungai sustiprėti ir įgauti naujas kompetencijas. Ir tą mes matėme prieš gerą dešimtmetį, kai vyko finansų krizė ir tuo metu sustiprėjusius instrumentus, tiek bankų sąjungos, tiek ir eurozonos valdymo instrumentus. Matėme labai stiprią migrantų krizę prieš 8 metus ir tuo metu, aišku, kurtas bendras politikas. Matėme COVID krizę, ar ne, ir pirmą kartą istorijoje Europos Sąjunga įgaunančią kompetencijas sveikatos srityje, kur niekada tos bendros kompetencijos nebuvo. Ir Europos Sąjunga bendrai kartu pirko vakcinas ir bandė užtikrinti Europos Sąjungos piliečių ne tik vakcinaciją, bet ir bendrai atsparumą pandemijai. Na ir galų gale karas ir Rusijos agresija prieš Ukrainą, kuri privertė Europos Sąjungą imtis tų žingsnių, kurių anksčiau ji irgi nebūtų buvusi net sugalvojusi. Tai yra bendri amunicijos pirkimų Ukrainai, tai yra karinė pagalba trečiai šaliai, labai svarbiai mūsų strateginiai partneriai per Europos taikos priemonę. Tai yra net 11 sankcijų paketų, šiuo metu daromės dėl 12. Tie dalykai, kurie iš tikrųjų pavertė Europos Sąjungą ne tik tai minkštąją galią, bet ir kietąją galią, kad jin gali iš tikrųjų, kai reikia, reaguoti stipriai ir bausti tas valstybės, kurios pažeidžia tarptautinę teisę. Ir tikrai ta transformacija Europos Sąjungos per beveik 70 metų rodo, kad priežastis, dėl kurios jin buvo sukurta, tai yra išlaikyti taiką šiame kontinente, kaip niekad yra aktuali. Kaip pamenat, ar ne, iš savo istorijos studijų ir vadovėlių, būtent Europos Sąjunga buvo sukurta plieno ir anglies pagrindu, 2 karo instrumentų pagrindu, tuo metu sujungiant Prancūzijos ir Vokietijos ekonomikas, tam, kad tos karo pramonės iš esmės susijlietų į taikos priemonę, taikos instrumentą, Europos bendradarbiavimo instrumentą. Ir tai yra turbūt vienas didžiausių stebuklų tarptautinėme pasaulyje, šiuolaikinio pasaulyje. Ir mes jau vienu metu turbūt buvom užsimiršę Europos Sąjungoje, kad gyvename taikoje, kur rodėsi, kad istorija yra pasibaigusi, konfliktai yra praeitis ir viskas bus grindžiama bendradarbiavimu, kompromisu, dialogu, kas ir yra Europos Sąjungos kasdienybė. Bet štai būtent 2022 metų vasario 24 diena iš esmės supurtė tuos pagrindus, iš esmės sugrąžino dėja tą brutalią istoriją, ar ne, į mūsų kasdienybę ir privertė suprasti, kad taika nėra savaime garantuotas dalykas ir kad tai, kad mes čia Europos Sąjungoje sukūrėme tikrai įspūdingą taikos eksperimentą, nereiškia, kad už Europos Sąjungos ribų nebėra džiunglių pasaulio, ar ne, ten, kur negalioja teisė, ten, kur kai kurios jėgos agresorios valstybės toliau sprendžia konfliktus jėgos pagalba ir bando perbraižyti sienas. Na ir tai, aišku, be galo mūsų visus sukrėtė ir, kaip minėjau, vis dėlto padėjo Europos Sąjungai geriau suvokti realybę ir tapti stipresniai.
kaip sąjungai. Nesilpnėti, bet stiprėti. Na, ar aišku, kaip sakyti, kur mus veda kitų metų rinkimai ir kokios temos, mano manimu, dominuos ir apie ką mes kalbėsime galbūt Lietuvoje ir kitose valstybėse. Natūralu, kad mūsų kaip Lietuvos atstovų čia uždavinys šiuo metu garantuoti, kad Ukraina nenueitų nuo, taip sakant, dėmesio centro, kad vis dėlto, nepaisant konflikto artimuosiuose rytuose, vis daugiau dėmesio būtų skirta ir Ukrainai, nes karas toli gražu nepasibaigė, Rusijos agresija tęsiasi ir šiuo metu yra kritinis momentas, kai mes turime išlaikyti paramos lygmenį Ukrainai tam, kad jis sugebėtų atsilaikyti prieš ilgalaikį ir labai varginantį Rusijos karą. Ir čia aišku, kad labai svarbu iki metų galo sutarti dėl ilgalaikio Ukrainos finansavimo. Šiuo metu svarstome pasiūlymą dėl 50 milijardų eurų 4 metų finansinės priemonės Ukrainai, kuri labai svarbi jos ilgalaikiam finansiniui planavimui, biudžetui, valstybės išlikimui iš esmės. Kartu, kaip minėjau, daromės dėl 12 sankcijų paketo. Toliau reikia bausti šalį agresorę, Rusiją, tačiau ir Baltarusiją, kuri padeda Rusijai šiame kare. Kartu labai svarbus sprendimas, kuris laukia gruodžio mėnesį ir kuris, sakyčiau, yra istorinės reikšmės, tai yra dėrybų pradžia dėl narystės Europos Sąjungoje su Ukraina ir Moldova. Ir būtent prieš jau dabar daugiau nei savaitę pristatytas Europos komisijos raportas buvo pozityvus abiejų šalių atžvilgių ir mes tikimės surinkti visų valstybių vienbalsę paramą žaliai šviesai Ukrainai ir Moldovai, kad jos pradėtų dėrybas dėl narystės. Iš esmės, būtent Ukraina sugrąžino plėtrą į ES darbotvarkę, plėtrą, kuri buvo, galima sakyti, užšaldyta beveik 10 metų. Paskutinė valstybė narė, kuri įstojo, buvo būtent per Lietuvos pirmininkavimą 2013 metais ir tai buvo Kroatija. Per 10 metų neįvyko visiškai jokių žingsnių plėtros takelyje ir šiuo metu būtent Ukrainos dėka plėtra yra atsigavusi ir mes kalbame ne tik taip Ukrainą ir Moldovą, bet ir apie Vakarų Balkanus, kur pradėjome dėrybas su Šiaurės Makedonija ir Albanija, kur Bosnijai ir Hercegovinai yra suteiktas kandidatės statusas. Iš esmės iš mirties taško pajudėjo dėrybos su daugeliu valstybių, kurios yra kandidatės. Antras klausimas, manau, kuris irgi labai svarbus, be geopolitinių Ukrainos ir artimųjų rytų klausimų, tai yra Europos ekonomika. Ir čia, matant ypatingai Kinijos augimą ir Europos Sąjungos labai pavojingą priklausomybę, ypatingai nuo kritinių žaliavų, nuo įvairių svarbiausių išteklių, vis daugiau Europos Sąjungoje yra diskusijos apie mūsų atsparumą, mūsų strateginę diversifikaciją. Ir ypatingai kritinių žaliavų kontekste, kaip tik šiuo metu eina kritinių žaliavų aktas per Europos parlamentą, tarybą ir yra diskutuojama dėl šių įstatymo pasiūlymų. Europos Sąjunga tampa ne tik tai, kaip sakyti, laisva prekybos žaidėja, bet ir nenaiva žaidėja, bandančia apsaugoti savo interesus. Štai irgi Lietuvos iniciatyva didžiai dalimi buvo priimtas ir kovos su ekonominė prievarta instrumentas, kuris netrukus įsigalios. Ir čia, aišku, yra ypatingai pamokos iš Kinijos spaudimo Lietuvai ir kad ateityje ES valstybės narės turėtų instrumentų, kaip apsiginti nuo neteisingo spaudimo ir bandymo paveikti mūsų vidaus rinką ir ją suskaldyti. Čia taip pat labai svarbu ir dabar prasidėjusi Europos komisijos iniciatyva vertinti rizikas dėl technologijų nutekėjimo į trečiąsias valstybės, kurios gali tas technologijas panaudoti prieš mus pačius ateityje. Ir šiuo metu vyksta tyrimai dėl 4 labai svarbių technologijų, tai yra puslaidininkiai, tai yra kvantinės technologijos, tai yra biotech ir tai yra, ketvirtas barstytis iškrito iš mano galvos, tačiau iš tikrųjų visos tos sritis, kurios apibūdina iš esmės ateities ekonomiką,
ir kur mes nenorime, dirbtinis intelektas, ketvirtoji sritis dirbtinis intelektas, nenorime, kad būtent tos technologijos atsidurtų autoritarinių režimų rankose ir kad mes padėtume jiems sustiprėti mūsų atžvilgiu. Trečias klausimas, šalia geopolitikos ir ekonomikos, be jokios abejonės yra migracija. Ir čia yra be galo jautrus klausimas, kuris visada buvo Europos darbotvarkėj. Europa yra migracijos kontinentas. Prisiminkime ir netgi pačią pirmąją, kaip sakyti, istoriją apie Europos vardo kilmę, ar ne? Europa kilo iš graikų mitologijos, tai buvo deivė, kurią įsimylėjo Dzeusas ir pavirtęs buliumi, ar ne, iš Šiaurės Afrikos pagrobė į Kretos salą. Tai aš kartais juokauju, kad pati deivė Europa buvo pirmoji migrantė Europos istorijai, pirmoji iš esmės pabėgėlė iš Šiaurės Afrikos, greičiausiai kažkur iš Tuniso ar panašios dabartinės teritorijos į Europą. Ir per visą Europos istoriją mes matėme migraciją tiek į Europą, tiek iš Europos, ypatingai Antro pasaulinio karo metu, kai ir mūsų tautiečiai ir daugelis kitų žmonių bėgo nuo karo į Jungtines valstijas, į Australiją, į kitas laisvo pasaulio valstybės. Ir matėme pastaruoju metu, kai žmonės bėgantis nuo karo, ar tai būtų Sirijoje, Afganistane ir kitur, bando pasiekti Europą ir bando ją pasiekti labai rizikuodami gyvybę. Ir čia, aišku, yra labai daug aspektų, labai daug prieštaraujančių krypčių, nes mes matome legalią migraciją, mes matome būtent žmonės, kurie prašosi prieglobsčio ir jie turi ją gauti, tačiau matome ir nelegalią migraciją, matome ir hibridinės atakas, organizuojamas režimų, kaip antai buvo Aleksandro Lukašenkos atveju, kai Baltarusijos režimas naudojo spaudimo priemonę prieš Lietuvą, Latviją ir Lenkiją prieš porą metų. Ir būtent dėl to, kad geriau suvaldyti visas šias, kaip sakyti, visus šios fenomenus, ES šiuo metu yra prie finišo tiesiosios, svarstant ir priimant migracijos ir prieglobsčio paktą. Tik šiuo metu Europos parlamente vyksta trilogai dėl likusių labai svarbių elementų, tiek sienos reglamento, tiek ir solidarumo reglamento, krizių reglamento, kuris leis mums turėti atnaujintas taisyklės, kaip iš vienos pusės daug griežčiau kontroliuoti išorės sienas, tačiau tuo pačiu turėti daug aiškesnės taisyklės dėl solidarumo ES viduje, pasidalinti naštą ir suteikti būtent prieglobstį tiems žmonėms, kurie yra to verti, bet kartu be jokios abejonės daug didesnis darbas su trečiosiomis valstybėmis, su kilmės valstybėmis, bandant spręsti kilmės priežastis, kodėl žmonės ar ne juda ir bando rizikuodami gyvybę bėgti iš savo namų. Labai jautrus klausimas, be galo svarbus ir tikrai bus, manau, vienas svarbiausių klausimų, ypatingai vakarų Europos diskusijos Europos parlamento rinkimuose kitąmet. Ketvirtas klausimas, kurio nebūčiau minėjęs prieš galbūt metus, bet šiandien jis yra labai svarbus, yra gynyba. Ir štai ES, kuri yra ekonominė sąjunga, staiga daug daugiau dėmesio skiria būtent gynybai. Ir šalia bendradarbiavimo su NATO, kuris lieka mūsų pagrindinių karinių alijansų ir pagrindinių stuburų mūsų gynybai, ES irgi bando rasti savo vaidmenį ir nekonkuruodama su NATO bando padėti NATO, ar ne, ypatingai mūsų regione, su tokiais projektais kaip karinis mobilumas, investicijas į dvejopos paskirties infrastruktūrą, ypatingai geležinkelius, kur ir Rail Baltica kažkada bus tos dvejopos paskirties labai svarbi vėžė karinio mobilumo prasme taip pat. Tai yra be jokios abejonės kibernetinis saugumas, sugebėjimas atsispirti hibridinėms grėsmėms ir, kaip minėjau, jau per tą bendrą amunicijos pirkimą, per bendrą karinę pagalbą Ukrainai, ES išvystė labai daug naujų instrumentų, kurių niekada neturėjo. Tai aš tikrai manau, kad ateities Europos komisijoje mes turėsime daug daugiau dėmesio gynybos klausimams ir galbūt net pirmą kartą istorijų gynybos komisarą, apie kurį šneka čia Briuselio koridoriuose. Penktas ir paskutinis ir nemažiausiai svarbus klausimas, kaip sako anglai, last but not least, tikrai be galo svarbi tema, kuri niekur nedingo iš ES darbotvarkės, tai yra be jokios abejonės dvejopa tranzicija, klimato ir skaitmenizacijos uždaviniai, kurie komisijos pirmininkas von der Leyen mandato metu buvo vienas svarbiausių prioritetų.
Aišku, šiek tiek suveikia planus tiek karas, tiek ir pandemija, tačiau tie tikslai niekur neliko, kaip ir nedingo, kaip ir ES noras išlikti lyderę pasaulyje žalios transformacijos kontekste, atsinaujinančios energetikos kontekste ir iš tikrųjų vedant kitas pasaulio jėgas į klimato neutralią ekonomiką. Ir ką aš dabar matau čia diskusijose Briuselyje, kad per tuos 5 metus labai daug pasislinko diskusijos daugiau į būtent konkurencingumo pusę. Mes daug labiau kalbame tiek taryboje, tiek ir komisijoje, Europos parlamente stebint diskusijas apie tai, kaip paversti žalią transformaciją ekonomiškai konkurencingą, kaip be jokios abejonės investuoti į mūsų ekonomikos augimą, kad tai nebūtų žalinga mūsų ekonominiam konkurencingumui. Todėl labai dabar yra daug dėmesio skiriama būtent tam. Ir aišku, vienas iš svarbiausių įrankių būtent ir yra atsinaujinanti energetika, tai yra ir ypatingai vėjo ir saulės energetika, bet ypatingai vėjo ir jūros vėjo, kuris, tarkim, Baltijos šalių regionui, Lietuvai, Baltijos šalims ar šiaurės šalims yra vienas iš svarbiausių turbūt ateities būdų, kaip sumažinti mūsų priklausomybę nuo iškastinio kuro ir galiausiai atsisakyti ateityje ir dujų, ir naftos. Todėl labai daug įdomių dalykų vyksta šiame pasaulyje, labai daug įdomių dalykų vyksta su vandenilio strategija ir vandenilio potencialu ateityje. Todėl visi, kurie jūs irgi galbūt domitės tą sritimi, manau, kad tai bus viena iš svarbiausių sričių per ateinančius metus ir dešimtmečius. Ir galiausiai, baigiant mano įžangą, nes reikia palikti laiko ir diskusijai, matau, kad dar turėsime apie 20 minučių, koks yra Lietuvos vaidmuo visame šitame kontekste. Visų pirma, pradedam ruoštis pirmininkavimui, kuris jau ne už kalnų. 2027 metais beliko tik tai, mažiau nei 4 metai. Tai irgi tie gimnazistai, kurie planuoja studijas ir galbūt domisi politika, tarptautiniais santykiais, turėkite omeny, kad po gerų 4 metų galėsite prisijungti prie komandos, galbūt vienaip ar kitaip, galbūt ir stažuotis čia Briuselyje, matyti, stebėti tiesiogiai labai svarbu Lietuvos gyvenime įvykį, tai yra pirmininkavimo Europos Sąjungai 27 metais. Mes, aišku, be jokios abejonės buvome, esame ir liksime viena iš demokratijos sargybos valstybių, nuolatos, kaip sakyti, pasisakanti valstybė už paramą Ukrainai, Moldovai ir kitoms šalims, kurios siekia savo demokratinės transformacijos. Mes, manau, toliau liksime sąžinės balsas, kartais sakydamos nepatogią tiesą, didiesiems mūsų partneriams tiesiai į akis, ypatingai autoritarinių režimų kontekste, ar tai būtų Rusija ar Kinija, Baltarusija ar Iranas. Ir mes toliau liksime plėtros advokatė, nes mes matome iš savo patirties, kad plėtra yra vienas svarbiausių ir sėkmingiausių ES projektų ir kad tai yra sėkmės istorija visiems. Ir esantiems ES ir toms valstybėms, kurios stoja ES. Ir tai yra ne vienintelis būdas ES plėsti tą mano minėtą pačioj pradžioj taikos saugumo erdvę, kad kuo daugiau valstybių būtų būtent joje. Todėl plėtra mums bus be galo svarbus prioritetas, ypatingai per ateinančius 5 ar 10 metų, kai vyks labai daug įdomių dalykų toje srityje. Ir galų gale mūsų irgi uždavinys prie ES stalo neužmiršti, kad ES nėra viena šiame pasaulyje. Mums labai svarbus transatlantinis ryšys, santykis su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir nepaisant to, kas ten dedasi ar dėsis, ar kas laimės Amerikos prezidento rinkimus, mus privalu išlaikyti strateginį ryšį su Amerika, nes matant ypatingą autoritarinių režimų kilimą, akivaizdu, kad reikia laikytis kartu. Akivaizdu, kad vakarų pasaulis privalo likti kartu, plėsti bendraminčių ratą, nes kitaip mes prarasime ir laisvę, ir demokratiją. Ir čia man dažnai įkvėpimą kelia būtent viena frazė Benjamino Franklino, su kuria aš ir pabaigsiu savo įžangą. Tai yra Amerikos, ar ne, vienas iš pagrindinių
irgi fundatorių, kaip minėjau, Žaną Monė Europos Sąjungos kontekste, tai Franklinas buvo vienas iš svarbiausių mąstytojų, diplomatų, politikų Amerikos istorijoje. Ir buvo, tarp kitko, pirmas Amerikos diplomatas Europoje, Amerikos ambasadorius Prancūzijoje, kuris pasirašė pirmą istorijoje Amerikos sutartį, tarptautinę sutartį, tai buvo bendradarbiavimo sutartis tarp Amerikos ir Prancūzijos. Ir jisai pasakė, kad jeigu mes, žodžiu, norime išlikti šiame pasaulyje, mes turime likti kartu. Arba mes liksime kartu, jis minėjo, arba mes būsime pakarti atskirai. Either we stay together or we are hanged separately. Ir manau, kad šis Benjamino Franklino priesakas šiandien kaip niekad yra aktualus, ypatingai vakarų pasauliui, demokratinėms valstybėms ir Lietuvai kaip šaliai, kuri žino, kas yra laisvė ir demokratija, turbūt labiau negu bet kas kitas. Tai esu pasiruošęs atsakyti klausimus, galbūt padiskutuoti, jeigu yra noro. Dar turime šiek tiek laiko. Tai ačiū labai Arnoldai už išsamų pranešimą ir kviečiu visus diskusijai. Tikrai drąsiai klauskite, naudokitės progą, jeigu kas labai nedrįstate, rašykite į chatą. Pradeda Panevėžys. Klausimas būtų toks, ar būtų galima palyginti Belgiją ir Lietuvą? Kaip žinia, Belgijoje yra balsavimas privalomas ir gali balsuoti jaunesniai nei 18-mečiai. Tai ką laimė Belgija, ką praranda Lietuva, ar galbūt kokie kitokie pamąstymai? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, Belgija yra viena iš, man rodos, gal 5 ar panašiai valstybių narių, kuri turi privalomą balsavimą. Ir čia jis puikiai veikia ir labai daug žmonių ateina balsuoti, bet tai yra labai ilgalaikė tradicija. Tai jeigu Lietuvoje įvedus tą privalomą balsavimą, manau, kad šiek tiek nepavyktų turbūt, arba jis iššauktų labai nemažą opoziciją iš visuomenės tarpo. Tai nežinau, ar tai pavyktų, bet Belgijoje dažniausiai motyvacija yra ne tik tai per pozityvą, bet ir per negatyvą, ta vadinamoji negatyvioji motyvacija. Ir tai yra ne tik tai, tarkim, balsuojant, bet pavyzdžiui, net ir rūšiuojant šiukšles. Jeigu tu naudoji ne tos spalvos maišus, ne tą dieną išneši, tarkime, ar maisto atliekas, ar stiklą, ar plastiką, ar popierių, tu gauni baudas. Ir tos baudos tave labai sudisciplinuoja, nes jos auga. Jeigu vieną kartą padarai, yra 100 eurų, jeigu antrą kartą bus jau 200, žiūrėk, kitą kartą ir 500 eurų gausi baudos. Tas pats yra ir su balsavimu. Jeigu neateini balsuoti, tu gauni baudą. Ir jeigu esi sisteminis nebalsuotojas, tau ta bauda kasmet auga vis daugiau. Šiaip tai įdomu, man visai įdomi sistema ir dėl to, pavyzdžiui, aš matau, kad čia visi, ypatingai, pavyzdžiui, dėl rūšiavimo rūšiuoja ir tas balsavimas yra labai aukštas. Na, Lietuvoje turbūt vis dėlto ta pozityvioji motyvacija veikia labiau ir matėme tą ypatingai, tarkime, rūšiavimo kontekste per taromato sistemą. Balsavimo kontekste dažnai turbūt sumotyvuoja žmonės krizės. Ir matėm ypatingai Lenkijoje, ką tik įvykė rinkimai, kur be galo aukštas balsuotojų buvo, kaip sakyti, rezultatas 73%. Bet kodėl tai vyko? Dėl to, kad, aišku, Lenkija ar ne pakliuvusi buvo į gana didelį konfliktą tiek viduje susipriešimą, tiek ir, aišku, su ES institucijomis dėl teisės viršenybės. Ir tai buvo mobilizuojantis faktorius tiek ir opozicijai, ir žmonėms, kurie norėjo pakeisti vyriausybę, tiek ir pačiai vyriausybei, kuri bandė mobilizuoti savo rinkėjus. Tai, kad pas mus ateina balsuoti apie pusę žmonių, yra liūdna, bet kartu rodo galbūt, kad nėra, kaip sakyti, egzistencinės grėsmės Lietuvai. Bet norėtųsi, aišku, matyti daug daugiau pilietiškumo. Ir aš asmeniškai dėl balso amžiaus irgi esu visiškai už 16 metų balsavimą, tai yra visiškai mano asmeninė nuomonė. Aš manau, kad jauni žmonės bręsta daug anksčiau šiais laikais, negu tai būdavo praeityje, ir be to turi labai daug informacijos ir kartu galėtų tikrai pagyvinti ir padidinti tą aktyvumą per rinkimus ir kartu galbūt priversti politinės jėgas, partijas labiau atkreipti dėmesį į jaunimui svarbias problemas.
Aš dar įgarsinsiu klausimą iš šiauliečių, matau yra čiate, tai Šiaulių Janonio gimnazijos klausimas būtų, kokie realūs žingsniai bus priimti ES imigracijos klausimų. Taip, tai iš tikrųjų čia labai aktualus klausimas, nes kaip minėjau, šiuo metu kaip tik yra dėrybos dėl to mano minėto migracijos ir prieglobsčio pakto. Paktas yra milžiniškas, jame yra labai daug reglamentų, yra labai daug teisės aktų, bet jų esmė, kaip minėjau, yra keli aspektai. Tai pirmas yra sienos apsaugos reglamentas, kuris padeda valstybėms narėms geriau saugoti sienas, joms suteikia instrumentus tą daryti. Antra, tai yra solidarumo mechanizmas, kuris įves formulę, pagal kurią valstybės narės galės pasidalinti tolygiai naštą dėl pabėgėlių. Ir čia, pavyzdžiui, pagal tą formulę Lietuva per metus priimtų apie 160 kažkur tai žmonių, arba jeigu atsisakytų tą daryti, turėtų mokėti 3 milijonus eurų. Tai žodžiu, tai yra arba fiziškai priimami žmonės, arba finansinis indėlis, kad visi prisideda bendrai. Kartu yra labai svarbus screening directive. Ta screening directive tai yra naujos taisyklės, kaip būtent daug greičiau įgyventi procedūras prie sienos ir išsiaiškinti, ar žmonės gali prašyti prieglobsčio ar ne, kokiai kategorijai jie priklauso ar ne, ir jau tada pagal tai spręsti, ar žmogus lieka Europos Sąjungoje, ar jis turi būti grąžintas į savo kilmės šalį. Na ir yra daug kitų ten detalių, bet iš tikrųjų šiaip jau labai svarbu tą teisyną priimti, nes šiuo metu taisyklės realiai neveikia. Dublino sistema yra žlugusi, matėme, koks chaosas vyko 15 metais, matome dabar kiekvieną kartą, kai ar tai įvyksta krizė Lampedūzoje prie Italijos krantų, ar tarkim vienas ar kitas laivas NVO priartėja prie pietų Europos krantų, kyla didžiulės įtampos, pykčiai, nesutarimai. To reikia išvengti, reikia tam labai aiškių taisyklių ir, kaip minėjau, labai svarbu bendrauti su trečiosiomis valstybėmis. Ir čia irgi yra pakto dalis, tos efektyvios partnerystės su trečiosiomis valstybėmis, kilmės valstybėmis, kur Europos komisija paruoštų paketus pagalbos, bendarbiavimo ir įeitų į dialogą su tomis valstybėmis, kaip spręsti problemas ant žemės. Čia panašiai, kaip mes turėjome tą dialogą su Iraku, kai ypač iš Irako žmonės bandė per Baltarusiją patekti į Lietuvą ir tai davė peno, tada Lietuvai labai stipriai angažuoti su Irako vyriausybė, vyko labai daug pokalbių tarp vidaus reikalų ministerijų, tarp konsulinių pareigūnų ir dvišališkai mes tikrai nemažai ką išsprendėm, nemažai žmonių buvo grąžinti į Iraką su be jokios abejonės finansiniais paketais, bet kartu užsimezgė ir nemažai ekonominio bendarbiavimo projektų, kurių niekada mes neturėjome anksčiau su Iraku. Tai iš esmės migracija gali būti ne tik tai iššūkis, bet ir galimybė. Ir mes turime ją paversti galimybę, o ne tik tai problema. Dėkui, dar matau, klausimai yra iš Robertos, netgi 3. Tai gal vieną parinksiu. Ar ES turėtų daugiau investuoti į karinę pramonę? Mano atsakymas taip, ir čia tikrai yra diskusija dabar labai aktyvi dėl to. Aišku, ypatingai Prancūzija labai tuo yra suinteresuota. Natūraliai Prancūzija jau Jungtinei karalystei išėjus iš ES yra pagrindinė didžiausia karinė jėga. Tačiau greitai, manau, ją prisijungs ir Vokietija, dabar jau nusprendusi, ar ne, iš principo dedikuoti 2% BVP gynybai, tai Vokietija greičiausiai ir pralenks Prancūziją, bet kol kas Prancūzija yra ta pagrindinė karinė jėga, kuri šiek tiek ir duoda toną dėl gynybos pramonės, dėl visų tendencijų. Ir čia mes irgi Lietuva palaiko tą ambiciją stiprinti Europos gynybos pramonę, nes tai yra naudinga ir tai pačiai NATO, nes vis dėlto tai yra tos pačios valstybės didžioji dauguma, jau dabar jau su Suomija ir ateityje tikėkime Švedija, ta konvergencija tarp narystės ES ir NATO vis didėja. Tai yra tie patys biudžetai, tos pačios kariuomenės, tie patys pajėgumai. Todėl tikrai labai protinga juos didinti. Bet mūsų argumentas yra, kad šalia to reikia išlikti atviriems likusiam pasauliu. Ir čia mūsų šiek tiek požiūris su mūsų draugais prancūzais skiriasi.
Nes prancūzai, būdami labai, kaip sakyti, galvojantis stipriai apie save ir ne apie kitus, jie nori iš tikrųjų kiek įmanoma priboti dalyvavimą tose bendruose gynybos projektuose mūsų strateginių partnerių ne Europos Sąjungoje. Tai yra Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Korėjos, Japonijos ir taip toliau. Mūsų manimų būtina būti kuo įmanoma atviresniems, plėsti tas partnerystės, net ir, tarkime, amunicijos pirkimo kontekste girdėt labai daug apie tai, turbūt viešoji spaudoj, kad ES iškėlė tikslą pateikti Ukrainai 1 milijoną amunicijos sviedinių per 12 mėnesių. Šiuo metu turime 300 000 ir greičiausiai iki kovo mėnesio būsime pateikę tik tai 600 000, tai 2/3, o ne visą milijoną. Kodėl? Todėl, kad pačiu ES trūksta gynybos pajėgumų. Yra 17 valstybių narių, kurios turi tas gamyklas, dauguma jų yra šalise, kuriuose ta pramonė buvo labai užsnūdusi, kaip antai Bulgarijoje, Slovakijoje, Čekijoje ir kitur, reikia ją iš naujo užkurti, tam reikia daug investicijų, tai nepasidaro per naktį. Ir mes iš karto sakėm, žiūrėkite, tam, kad 1 milijoną sviedinių pateikti Ukrainai, būtina kooperuotis, ypatingai su amerikiečiais, su britais, su korėjiečiais ir panašiai. Ir pirkti kartu, gaminti kartu ir panašiai. Tai čia yra mūsų toks principinis išsiskirimas su prancūzais, bet galų gale, aišku, kad gynybos stiprėjimas Europoje yra gera žinia ir tiems pačiems amerikiečiams ir NATO, ir dėl to mes irgi palaikom didesnį finansavimą. Aš dar norėčiau užduoti klausimą iš jaunimo Europos komandos narių Šiaulių regiono, kadangi daug yra jaunimo susirinkę apie Europos įgūdžių metus, kadangi buvo Europos įgūdžių metai šie metai. Tai kaip jums atrodo, kokie įgūdžiai svarbiausi ir kokius įgūdžius jūsų akimis turėtų ugdyti kiekvienas jaunuolis? Man atrodo, kad jaunuoliai geriau pasakytų negu aš, nes jie daug geriau žino, kokių įgūdžių jiems jau dabar reikia, ne tik tai mokyklos suole, bet ir, tarkime, neformaliam ugdyme ar nežinau, kuriant startupą su draugais, programuojant ar panašiai. Tai žinoma, kad įgūdžiai labai keičiasi ir evoliucionuoja, tačiau turbūt šalia tų tikrai tokių konkrečių technologinių įgūdžių labai svarbus tie minkštieji įgūdžiai, kurie nesikeičia, kas bebūtų su technologijomis, kurie buvo aktualūs ir prieš 50 metų, ir prieš 100, ir bus aktualūs ir po 150. Tai yra ne tik tai kritinis mąstymas, gebėjimas mąstyti, analizuoti, bet ir gebėjimas komunikuoti su kitais. Mes esame socialinės būtybės, vienas žmogus pats savo labai mažai ką pasiekė be komandos. Ir dėl to manau, kad visose profesijose, nesvarbu kokia profesija bebūtų, labai svarbus būtent komandinio darbo įgūdžiai, kalbėjimo įgūdžiai, komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas išreikšti savo mintį, apginti ją, telkti kaip sakyti, bendraminčius, klausytis, išklausyti kitus ir gerbti kito nuomonę. Yra labai svarbus, labai sunkus įgūdžiai. Ypatingai sunku klausytis ir priimti kito nuomonę. Aš tam stebiu čia kiekvieną dieną tarp 27 valstybių, nes taip sunku priimti tą nuomonę, kuri nėra tavo. Ir tai yra be galo svarbus įgūdis, kuris, manau, yra bet kurio sėkmingo žmogaus ateityje bruožas. Nes vis dėlto, nepaisant technologijų, nepaisant, tarkim, be galo įspūdingų ar ne galimybių, kurias suteikia dabar ir suteiks ateityje dirbtinis intelektas, kol šiame pasaulyje bus žmogus, tol bus problemos, kurias galės išspręsti tik tai žmogus. Ir tik tai žmogiškasis intelektas. Ir tą neturim užmiršti, kad manau, mes ir patys kaip žmonija neleisim savo atiduoti visiškos kontrolės ir monopolio technologijoms ir norėsime išlaikyti tam tikrą, kaip sakyti, galimybę veikti procesus. Ir dėl to ir mokyklos suole, pavyzdžiui, man iš Panevėžio 5 gimnazijos laikų, tai, kas liko labiausiai ir kas labiausiai man padėjo ateityje, tai buvo debatų klubas, tai buvo teatras, tai buvo įvairios kitos veiklos, neformalios mokykloje ir už jos ribų, kurios mane lavino, plėtė pasaulėžiūrą ir labai padėjo pastiprinti tai, ką aš išmokstu mokykloje prie suolo.
Žodžiu, tie minkštieji įgūdžiai, aš manau, yra labai svarbus. Dėkui. Dar turim tikrai nemažai klausimų ir čia ir rašo tiesiogiai ir man dar, nežinau, keletą minučių turim. Ar ne, Arnoldai? Klausimas būtų, kokia yra ES politika dėl Šiaurės Kipro okupacijos? Labai geri klausimai ir tokie labai tikslus. Tai Šiaurės Kipro situacija yra dėja užšaldyta, ar ne, jau beveik 20 metų. Kitąmet irgi Kipras, kaip ir mes, minės 20 metų narystės ES jubiliejų. Ir čia yra toksai pavyzdys, kuris rodo, kad kai nėra išsprendžiama teritorinė problema dar prieš ES narystę, gana sudėtinga ją išspręsti jau viduje būnant. Ir nepaisant labai ilgalaikių, ilgamečių pastangų jungtinių tautų, ypatingai, nes yra jungtinių tautų procesas, vis dar sala nėra suvienyta. Aišku, čia didžiausias kliuvinys yra Turkija ir Turkijos vyriausybė, prezidentas Erdoganas, kuris, kaip žinote, nėra lengviausias partneris, labai svarbus partneris, tačiau su juo labai sunku kartais susišnekėti. Jis labai dažnai naudoja šantažo priemonės, tas pačias, taip pat ir per migraciją, tarkime. Dabar, aišku, šantažuodamas Švediją dėl jos narystės NATO ir kitais klausimais, todėl dėl Kipro irgi Turkijos kariai ir de facto okupacija Šiaurės Kipro yra didžiulė problema. Tiek ir Turkijos labai įtempti santykiai su Graikija ir Kipru bendrai. Ir čia dažnai užnuodė mūsų diskusiją taryboje. Tai čia nėra tokio, kaip sakyti, teisingo išsprendimo. Turbūt, jeigu kažkada vieną dieną Turkija taps ES nare, tarkim, jeigu taps demokratinė valstybė ir kažkada atitiks standartus ir įstos į ES, matomai ši problema pati savaime išsispręs. Ir vėlgi tai rodo ES transformacinę jėgą. Pavyzdžiui, Vakarų Balkanuose vienintelis būdas išspręsti Kosovo ir Serbijos problemą yra abi valstybės priimti į ES. Nėra kito kelio. Nėra kito kelio užkirsti ateityje galimiems konfliktams ar įtampoms, kurios ten kyla beveik ir dabar, vos ne kiekvieną mėnesį. Tai tas pats yra su Kipru. Bet Kipras irgi yra labai įdomus Ukrainos atžvilgiu. Kai kalbama, kad čia gal reikia užšaldyti konfliktą, gal reikia sėstis prie derybų stalo, nubrėžti liniją ir pažiūrėsim, iššaldysim, gal kažkada išsispręs. Labai pavojingas kelias, nes būtent Kipro scenarijus gali ištikti Ukrainą. Jeigu mes užšaldom konfliktą, Rusija pasiekė savo okupuodami dalį rytų Ukrainos ir tai tampa neišsprendžiama problema ilgiems dešimtmečiams į priekį. Ir būtent dėl to Lietuva yra viena iš tų valstybių, kuri nuolatos čia burba ir rėkia ir primena, kad negalime nustoti remti Ukrainos ir privalome teikti ją karinę pagalbą, kuri reikalinga. Mes negalime leisti to užšaldyto konflikto scenarijaus. Dar paskutinį gal klausimą užduosiu, keletą minučių, minutė liko. Iš Mažeikių klausimas, kaip mums demokratinėms valstybėms kovoti su autoritarinėmis valstybėmis, kur sprendimai priimami daug greičiau dėl demokratijos nebuvimo? Puikus klausimas, politologinis netgi sakyčiau. Iš tikrųjų, pačioje COVID pradžioje buvo labai daug apie tai diskutuojama, nes atrodė tuo metu, kad režimai, ypatingai kaip Kinija, daug geriau tvarkosi, ten daug greičiau gali užsidaryti, ten kaukių tuo metu jie daug daugiau turėjo ir visą kitą. Bet mes matėme, kad ilgalaikė prasme būtent demokratijos turi tą ilgalaikį atsakymą, turi sistemas, kurios veikia daug tvariau. Ir nepaisant to, kad kartais joms sunkiau sureaguoti greičiau, nes nėra vieno diktatoriaus, kuris nusprendžia už visus, tačiau sprendimai yra daug stipresni ir ilgalaikiai. Pavyzdžiui, netgi ir COVID prasme, akivaizdu, visi jau dabar mato ir supranta, kad būtent ES sprendimai, ES sugebėjimas sutelkti ir investicijas, vakcinos paieškai, o to bendriems pirkimams buvo daug sėkmingesni, kartu ir karantino visi reguliavimai negu autoritarinių režimų, kaip antai Kinija ar ten Šiaurės Korėja, kur, kaip suprantu, COVID net ir nebuvo, ar ne? Tai iš esmės, juokauju, žinoma, tai iš esmės yra daug tų pavyzdžių, kur mes galbūt krizės akivaizdoje atrodom šiek tiek lėti ir pasimetę, bet ilgalaikė prasme turime struktūras, pasitikėjimą visuomenės ir stiprybę, kuri yra daug stipresnė negu autoritarinių režimų. Ir mes neturėtume to užmiršti, neturėtume galvoti, kad mes esame silpnesni, mes nesame silpnesni. Mūsų bijo autoritariniai režimai. Kodėl Rusija tiek daug įdeda pastangų sustabdyti Ukrainos artėjimą prie ES, Ukrainos artėjimą prie vakarų, nes žino, kad tai yra didžiulė jėga. Ji mato, kokia
jėga ta transformacija buvo Baltijos šalyse. Jinai mato, kad tos šalis visiems laikams kaip sakyti, iš Rusijos įtakos zonos pabėga. Ir ta baimė demokratijos yra reali. Todėl mes neturėtume manyti, kad esame silpni. Mes iš tikrųjų esame labai stiprus, bet kartais per daug savimi nepasitikim, per daug esame save varžantis ir, kaip sakyti, stokojame drąsos. Aš sakyčiau, kad vakarų pasaulis tikrai turi daug daugiau potencijos, negu mes galvojame, ir va būtent tie paskutiniai keli epizodai būtent tą ir rodo. Tai dėkui visiems dalyvavusiem, dėkui už tikrai išsamų įdomų pranešimą gerbiamam Arnoldui. Ir ką, kviečiame dalyvauti kitais metais rinkimuose, tai tikrai yra svarbu kiekvienam piliečiui, kiekvienam jaunam žmogui dėl mūsų bendros ateities, ES ateities. Tai dar kartą ačiū ir iki kitų susitikimų. Ačiū labai, iki. Viso gero. Viso gero. Ačiū. Viso gero, ačiū. Viso gero. Viso.